Galiu šnekėti. Paskui dar kartą suplausiu. Galiu pasirepetuoti. Aš žinai, ką norėjau sakyti apie pažink save. Tai pažink save yra programa jaunimui, kurios metu galima ne tik pažinti save, bet ir sužinoti naudingų dalykų apie šeimos planavimą. Stipru. Although we're not the same type, we're certainly the same. Yeah, if you got to know me, you'd be very glad I came. If you got to know me, I think that we would be the best of friends. 1, 2, 3. Yeah, if you got to know me, I think that we could be the best of friends. Tai va, oficialiai pažink save yra jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa. Tai mes veikiame labai daug. Turbūt pagrinde tai vykdome programą starytą iš įvairių temų. Tai šnekame ir apie draugus, šnekame apie savo vertybės, apie šeimą, apie gyvybę, apie merginų ir vaikinų skirtumus, apie seksą ir apie visus kitus dalykus, kas rūpi jaunam žmogui. Bet veikiame labai daug ką. Nuo maisto gaminimo iki filmų žiūrėjimo, nuo tiesioginio eterio iki baidarių žygių. Temoj, kodėl verta laukti, ten dažnai kalba šeima kokia nors, sako savo liudijimą. Visada būna įdomu pasiklausyti, kaip yra ne tik teorijoje, bet ir praktikoje, kaip žmonės iš tiesų gyvena. Labai gražiai pateikta informacija tiek apie moteris, tiek apie vyrus ir labai paprastai, bet labai šmaikščiai ir todėl apie labai svarbius dalykus yra daug lengviau kalbėti, kai kalbi su jumoru. Ir kai kalbi paprastai, tai pasiekia kiekvieną ausis. Visų pirma, manau, kad pamiršau klausimą. Man patinka visos temos. Pavyzdžiui, gyvybei aš pats dar dabar tenka man panaudoti tai, ką ten sužinojau apie, pavyzdžiui, kaip abortus ar kaip. Visada yra įdomu padiskutuoti, aš žmogus, kuris mėgsta diskutuoti ir dėl to visada gali padiskutuoti po to ir apginti savo nuomonę arba netgi pakeisti savo nuomonę, suprast, kaip yra iš tikrųjų. Ir man labiausiai patinka tema gyvybė, nes ten supratau, koks tai yra stebuklas. Ar tu žinojai, kada pradeda plakti tavo širdis, kada tu pirmą kartą susapnuoji sapną, kada pirmą kartą pradedi judėti. Man kol kas patinka jie ir jos, nes tai neišsemiama tema. Dėl įvairių priežasčių moteris, kaip sako, jeigu vyras supras moterį, tai jam Nobelio premija. Tai čia neišsemiama tema. Jeigu aš sakau, kas yra pažink save, tai sakau, tai yra 3 dienų tūsas, geras tūsas. Bet pažink save, tai ką mes ten veikiam, ten iš tikrųjų būna linksma, mes gerai praleidžiam laiką ir jauni žmonės veda temas apie labai rūpimus jaunimui klausimus. Taip pat ten vyksta žaidimai visokie, žiūrim filmus, atliekam visokius praktinius užsiėmimus ir tikrai geras laiko praleidimas. Programą veda tokie patys žmonės kaip ir tu. Jauni, žingeidūs, aktyvūs, energingi ir ieškantis klausimų, kurie rūpi visiems. Nes vienas dalykas yra perteikima ta aktuali žinia ir kitas dalykas ta žinia perteikiama interaktyviai, jaunatviškame stiliuje. Dėl to yra žymiai įdomiau klausyti, nes jaunimas sugeba prikaustyti dėmesį. Jie pasakoja ne nuobodžiai, o ten linksmai labai pasakoja. Dėl to yra ne taip kaip pamokose, ne taip kaip universitete. Ten yra taip, kaip tu jautiesi tarsi draugų būryje. Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa. Kaip pareklamuot pažink save? Neįsivaizduoju žmogau. Čia vienu žodžiu neapibūdinsi ir 2. Tikrai nieko nepraloš žmogus. Ir tik tais išloš šiuo atveju važiuodamas į pažink save.
tai yra faina ir kiekvienas toje programoje randa tai, kas jam yra aktualiausia, todėl kad yra labai daug temų. Ir vienam aktualu vieną, o kitam aktualu kitą. Tai tiesiog yra fainiau dalyvauti toje programai, negu sėdėti namie visą savaitgalį prie kompo. Sakyčiau, atvažiuok į tokį savaitgalį, kuriame bus daug jaunų žmonių ir kuriame kalbėsimės tomis temomis, kuriomis jūs nekaba šeimose. Manyčiau, taip suintriguos kaip nors labiau. Bet ar susigundėtum atvažiuoti? Aš čia, nes nežinojau, kas tai. Nežinai ir tu? Laukiam tavęs. If you got to know me, I think that life would never be the same. If you got to know me, I think our lives would never be the same. Although we're not the same type, we watch the same news. We've shared each other's air, we whistle all the same tunes. So if you want to know me, walk a mile in my shoes. And when you stop, know that I'll be glad to follow you. Cause if you got to know me, I think that you would like me very much. Gali mus rasti internete www.pažinksave.eu. Taip pat gali mus rasti Facebook'e. Veidaknygiai, atsiprašau redaktorių. Pažink save Chebra. Čia normalu, kad išsijungia.